vertinu jūsų kūrybą, jūsų indėlį ir žinoma, jūs paliekat po savęs gražesnę Lietuvą, kas yra man labai svarbu. Tai susirinkimas šitas labai, man atrodo, prasmingas, nes bendravimas tarpusavy duoda naujų impulsų kūrybai. O beje, ar pastebėjot, kad lemputė šiandien dega šviesiau? Nebe rusiška elektra. Taigi va, ir savaitėlė praeis ir mes švęsim mūsų didžiąją šventę. Vasario 16, nepriklausomybės šventė. Ir ta proga man visada galvojasi, kodėl mūsų tauta verta savos valstybės, savos nepriklausomybės. Čia savo bandau analizuoti, suprast, kokie buvo mano kartos indėlis į štai mūsų tą kelią nepriklausomybės. O jis buvo, matot, reikšmingas labai, nes jau mano jau brandos metuose teko ten barikadose stovėti ir reiškia, apsispręsti kartu su savo bendražygiais, draugais. Tai vat galvodamas apie Lietuvą, aš čia, na, žinoma, matau, kad aplinkui gamta mūsų labai graži yra. Taip, bet jos grožis, na, viskas lyg ir gerai, bet kalnų trūksta, o dar būtų kalnai kažkur horizonte, o jeigu snieguota dar viena kita viršūnė, dar būtų įspūdingiau. O štai pati žemė mums tik tai derlių gali duoti. Deja, naudingų iškasenų, taip kaip kitose šalyse, kurios suklesti iš tų naudingų iškasenų, neturime mes. Neturime, nebent kažkada tai bus labai brangus vanduo, geriamas vanduo. Ir požeminį telkinį vandens reikia labai saugoti. Lietuviai įsivaizduodavo, kad ten marios tyvuliuoja ir saulutė jomis su laiveliu plaukia kiekvieną naktį į rytus, jis pakildama. Ir tai kažkada tai bus mūsų, nu, netgi auksų galima pavadinti, nes žemės rutuly jau dabar kai kuriuose šalyse geriamo vandens trūksta. Tai vienintelis mūsų turtas. Bet ne visai taip. Yra žmonės. Ir žmonių mūsų kūrybingumas ir darbštumas yra mūsų tautos ir valstybės turtas. Ir štai čia jūs esat pačioj viršūnėj, sakyčiau. Nes būtent jūsų darbai, į ką pasižiūrėsime čia aplinkui, šitoj dirbtuvėj ir ką nors, tai kūrybingi darbai puikiausiai reprezentuoja mūsų tautos kūrybiškumą. Netgi profesionalų darbai, ne taip, nes jūs tradiciją sujungėt su šių dienų reikšmingumu. Ir tai yra labai, labai stipru. Tai vat apie tą mintį plėtodamas aš galėčiau pasakyti dar su apmaudu šiek tiek, kad mūsų menotyrininkai, mūsų žiniasklaida per mažai dėmesio skiria jums. Ir mes dar nepadarėm vieno labai svarbus dalyko, neįpratinom visuomenę manyti, kad jūsų darbai tai yra pats gražiausias dalykas, kurį mes turime kaip tauta. Ir juo mes turėtumėm savo aplinką kiek galėdami papuošti. Čia prisiminsiu prieškario metų toksai Kaune dirbo, gyveno profesorius Končius. Buvo fizikas kaip ir aš, o laisvalaikiu savo per atostogas važinėdavo po gimtąją Žemaitiją ir fotografuodavo, piešdavo tai, ką matydavo pakelėse. Visokiais būdais registravo ir padarė unikalų darbą. Jis suskaičiavo, kiek tautodailės paminklų buvo viename kilometre kelio.
Nu, o koks tas skaičius? Žemaitijoje apie 3 kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės. Ir sako, žemaitis važiuoja tokiu keliu ir vis kepurė vis. Nusikelia ir nusikelia, vis pasisveikina su kiekvienu tokiu kūriniu. Tai kas? Lietuva buvo kryžių žemė, galima sakyti, labai drąsiai. Labai ir tautinių paminklų, kurie padaryti yra su labai tokia jautria pajauta su gamta. Tobula harmonija būdavo pasiekiama. Ar tai kalvio kalta viršūnėlė, ar kas visur. Ir čia yra regioniškumo net skirtumai. Jeigu pažiūrėsime Žemaitijos darbus, palyginsim su Dzūkijos, visai kas kita, nes gamtinė aplinka kitokia. Ir tas buvo surastas tas santykis harmoningas, labai gražiai įpiešiantis tą kūrinį į aplinką visą. Tai mūsų tautos lobynas buvo. Na, žinoma, atėjo tie sovietmečio metai, kada karingas ateizmas naikino visą šitą grožį. Taip, ir man pačiam net keletą tokių darbelių teko iš po traktoriaus vikšrų ištraukti, tiesiog ir išgelbėti tokiu būdu. Tai štai mes praradom tą mūsų krašto specifiką, išskirtinumą. Ir iki šios dienos, man atrodo, mes nesugebam mūsų plačiai visuomeniai įrodyti, kad tai yra didžioji vertė. Ir pavyzdžiui, tiek kauniečiai, tiek vilniečiai nusiperka sodybas kaime. Taip, padaro ten išgrindžiant takelius iki ežero, dar kažką tai viską. Ir retas, kuris pastatys paminkliuką. Tai sodybos praeičiai galbūt jos, o jau seną kryžių suremontuoti, na tikrai retai, kam kils mintis tokia. Tai va šitie dalykai, man atrodo, mūsų žiniasklaidos yra skola jums. Didelė skola. Ir tai reikėtų, kad būtų ir reportažų iš dirbtuvių, parodymo, paprotinimo. Tiesiog labai reiškia daug, ką čia galima būtų padaryti. Kad jūsų darbai turėtų paklausą. Ir didelę paklausą. O Lietuva taptų tik tai dar gražesnė. Tai vienas toks aspektas. Nu ir dar kitas aspektas, kuris man taip per širdį kartais eina, važinėjant po Lietuvą. Anksčiau tai būdavo važiuoji kur nors vienu ar kitu plentu ir tolumoj matai medžių guotą, tokį gražų. Jeigu jis toks kompaktiškas vienoj vietoj, tai kaimo kapinaitės, kur po pavėsį mūsų protėviai ilsisi. Ir aplankai, ten randi dar vieną kitą tautodailės kūrinį, labai viskas gražu. Nu dabar važiuoji, mano vieni seneliai Žemaitijoje palaidoti, o kiti Sėlijos krašte. Ir ten nuvažiuoju ir net pažįstu tos vietos. Tų kapinaičių net pažįstu. Medžiai išpjauti. Kodėl? Todėl, kad seniūnaičiui, išvažiuodami į Airiją ar Norvegiją dirbti, prisakė jaunimas, kad čia negerai, lapai krinta. Taip, čia reikia, o gal neduok Dieve šaka kokia nulūš, užkris ant paminkliuko. Vaje, koks nuostolis bus. Tai geriau, kad to nebūtų. Vilniui tai iš viso ir Kaune tas pats, mada granitų uždengti visą plotelį, taip. Dar ne tik granitų, Vilniuje mada ateina stiklo plokštėm dengti. Kaip mitologui man, tai visiškai aišku, kad jeigu mes tą padarom, tai reiškia atmintį savo nutolinam. Mes neprisiminsim savo mirusių. O lietuviška mitologija tokia, kad mūsų protėvių vėlės į anapus iškeliaudavo medžiu
per medį. Ir ką laimi, taip iškirtę medžius, visų pirma, sunaikinamas yra tradicinis kraštovaizdis, kuris yra vertybė, sunaikinamas ir dar kas tada, kai iškirti medį, nu, tai pasodinamos gėlės, saulutė jas iškepina ir kas antrą dieną turi važiuoti palaistyti tas gėlės. Kitaip ten nieko nebus, smiltis vėjas nešios tik tai. Vat štai neapgalvotas toks poelgis duoda va tokį rezultatą. Ir dar tai visi tie granitiniai antkapiai yra šabloniški, yra padaryti pagal vieną kurpalių, vienodi jie tokie ir neturi jokios mūsų tradicijos tąsos čia. Tuo tarpu būdavo, kad ir medinis kryžius, nu, jis pastatytas gali 50 metų stovėti turbūt, jeigu gerai paruoštas yra, ir tai būdavo šeimos kapas. Ten laidodavosi ir seneliai, ir anūkai, pagaliau, ir tai būdavo viskas labai natūraliai, ir tas lankymas būdavo, nu ką, prieš Velykas, per vėlines, taip. Nieks nedarydavo tokio kulto, kaip dabar kartais gėlių darželis padarytas iš kapo. Čia mes praradom normalias tradicijas, o ką pasiūlom? O pasiūlom kičą. Kičas yra dirbtinis dalykas. O jūsų darbai, jūsų neturi tos paklausos, kuri, man atrodo, natūraliai turėtų mūsų peizaže, mūsų kraštovaizdį bujoti.